Tai gerai, labai smagu, kad pavyko iškovoti pergalę, senai jau žaidėme šitoje arenoje, smagu susirinko daug žmonių, ačiū visiems už palaikymą ir smagu įteikėm pergalę. Rungtynėse buvo daug fiziškumo, žaidimo stabdymo, daug emocijų kelias iš švilpukų. Ką komanda padarė geriausiai, kad išgyventų ir perduotų tokią fizišką dvikovą ir kas buvo sunkiausia? Manau, gal pirmoji rungtynių pusėje šiek tiek per daug su teisėjais ginčijomės ir mus tai išmušė iš vėžių, o antroji pusėje labiau susikoncentravom į save, į savo žaidimą, nekreipėm į tos 50-50 švilpukus ir manau, tai mums padovanojo pergalę. Tai kiek šiandienos rungtynėse svarbus buvo ne tik žaidimas, bet ir tas emocinis stabilumas? Tai labai svarbus, vis tiek jau liko 4 stipriausios komandos Lietuvos, kiekvienas rungtynės labai daug ką lemia ir smagu, kad išsaugojom namų aikštės pranašumą. Rungtynės tikrai sudėtingos, ar tokia sunki pergalė duoda papildomos motyvacijos rungtynių eigą kiek pakeisti ir užtikrintai laimėti Panevėžyje? Manau, gera gynyba, davėm porą gražių stogų gynyboje, visą salę užsikūrė sirgaliai ir mus įkvėpė lemiamam šturmui. Paminėjai, kad sirgaliai įkvėpė lemiamam šturmui, tai ar turim tą vieną paskutinę žinutę, kadangi matėsi, kad ir jie kovojo su vis aikštelėje? Tai tikrai ačiū labai, vis tiek penktadienis, ko gero, yra daug veiklos Vilniui, tai labai smagu, kad čia susirinko žmonės mus palaikyti ir lauksime jūsų Panevėžy.